Reportažo metu norime pakviesti jūs trumpam pasivaikščiojimui po Klaipėdos šiaurinį ragą, bei naudodamiesi progą informuoti apie svarbiausius renginius, kurie numatyti uostamiestyje dar šią savaitę. Tad tikimės, jog šią visuomeniniais pagrindais paremtą mūsų iniciatyvą nepamiršite palaikyti savo patiktukais ir komentarais. Dalinkitės mūsų reportažais su draugais. Gal taip mes sukursime tikrą Klaipėdos televiziją. O dabar pažvelkime, kas prisidės prie uostamiesčio šurmulio šią savaitę. Tarp gausybės kasdien vykstančių renginių mūsų miesto muziejuose ir bibliotekose. Kaip pavyzdžiui, kūrybinis ketvirtadienis šeimoms – pilietiškumas. Tai renginys, kuris prasidės 11 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje. Jo metu bus kalbama, ką reiškia būti pilietiškam, kodėl svarbu ugdyti atsakomybę už save ir kitus. Registruotis galima aprašyme po video nurodytais kontaktais. Bus ir gausybė kitų renginių, gal 17:30, aikštėje prie parduotuvės Decathlon, tą patį ketvirtadienį. Jūs norėsite sudalyvauti renginyje. 108 Saulės pasveikinimai kartu su Inga Butkute. Renginys nemokamas, tačiau būtina registracija. Tad jūsų patogumai nuorodai į registracijos formą taip pat paliekame aprašyme po video. Nuo penktadienį prie Klaipėdos šiaurinio molo prieigų turėjęs vykti ilgai lauktas renginys – Žalioji vakarienė, kuris kasmet sulaukia vis daugiau dalyvių ir stebėtojų. Dėl nepalankių oro sąlygų perkeliamas į rugpjūčio 29 dieną. Tad apie šį renginį dar pranešime ateityje. Tačiau smarkus vėjas ar lietus tikrai nesutrukdys kitiems renginiams, kurie uostamiestyje numatyti penktadienį. Kaip pavyzdžiui, vakaras kartu su dainų autoriumi, rašytoju, aktoriumi Aleksandru Makėjevu. Šis koncertas vyks 19:30, Bistro kape Šiaurinis. Danės gatvėje 1, o bare Herkus Kantas, Naujoji uosto gatvė 3. 23 val. Koncertuos grupė Baltic Balkan. O štai šeštadienį nuo 10 val. Ryto iki 15 val. Popiet. Klaipėdiečius ir miesto svečius drauge suburs miesto bagažinių turgus, vykstantis savo įprastoje vietoje prie Švyturio arenos. Kone tuo pat metu, 11 val. Danės skvere bus paskelbtas festivalio Savos bangos tvarios ateities kūrėjų laboratorija atidarymas. Na ir žinoma, tradiciškai Jono kalnelio prieigas jau nuo 14 val. Iki pat vidurnakčio nuspalvins joninių jormarkas ir įvairiausios pramogos, įskaitant folkloro grupių ir elektroninės muzikos atlikėjų pasirodymus. Joninių laužų uždegimas, kuris vyks 23 val. 10, bei ugnies burtai, fakyrų programa, kuri numatyta vidurnaktį, privalo būti įspūdingi. Tad patiems aktyviausiams šį savaitgalį miegoti tikrai neteks. O akimirkas iš svarbiausių renginių stengsimės parodyti ir mes. Tad likite kartu su Klaipėda TV.